Vasaris priminė, kad žiema Lietuvoje būna, o žiemą norisi šilumos. Ir labai gerai, kai šilumą jūsų namuose užtikrina šiuolaikiški prietaisai bei technologijos. Seni kietojo kuro katilai tikrai jau galėtų keliauti į istoriją, nes šiandien įvairaus ploto, įvairaus amžiaus ir įvairaus energinio efektyvumo klasės pastatams tikrai galima rasti kur kas šiuolaikiškesnių sprendimų. Dar vienas iš tikrai labai populiarių sprendimų - šildymas šilumos siurblys, oras, vanduo, kurį renkasi naujos statybos namų savininkai. Iš tikrųjų, tai yra labai greitai ir paprastai įrengiama sistema, kuri šildo namus, ruošia karštą vandenį ir reikalauja labai mažai priežiūros ir tai yra labai ekonomiškas sprendimas, nes šiluma gaunama iš oro ir regeneruojama ir paverčia šilumą jūsų namuose. Renkantis šilumos siurblį labai svarbu pasirinkti būtent savo namams tinkamą įrenginį. Nes jeigu įrenginys bus per galingas, jisai nebus išnaudotas, jeigu bus per maža galia, tai jisai nesugebės tinkamai apšildyti jūsų namų. Ir gausis, kad kartais didesnė pradinė investicija tai negarantuoja jum, kad jūs turėsit labai komfortiškai ir patogiai šildomus namus. Tai šioj vietoj geriau pasikonsultuoti su specialistais, pasitarti, skirti tam laiko paieškom ir gal, sakyčiau, nebe internete ieškoti informacijos, iš tikrųjų kreiptis į specialistus, kurie atvykę į jūsų namus padės jums išsirinkti patį geriausią šildymo sprendimą. Mūsų įmonė Saurida dirbame rinkoje daugiau negu 28 metus ir esame matę visokių situacijų. Ir kada patys kartais žmonės įsirenka netinkamą šildymo sprendimą, jo pakeitimas nauju ar kitu, ar bandymas kažką tai kombinuoti dažnai kainuoja gerokai brangiau. Dėl to mūsų vadybininkai važiuoja pas klientus į namus, kartais pokalbio telefonu neužtenka, nes būna tokia situacija, kaip klientas sako, mano namas 100 kvadratų. Na ar gerai, tai tarsi turėtų vienas ir kitas įrenginys tikti. Bet kai vadybininkas nuvyksta pas klientą, pasirodo tas namas jau 150 kvadratų, o klientas sako, ne, tai aš ten negyvenu, bet šildyti tai vis tiek reikia. Ir parinktas mažesnio galingumo įrenginys, jisai tiesiog jums neduos tos grąžos ir po to tada skundžiasi žmonės, nešildo, daug elektros ar kažkokių tokių papildomų nepatogumų yra. Neverta rizikuoti, geriau kreiptis į šios srities profesionalus, kurie gali pasiūlyti ir alternatyvų. Gal jums tiktų šilumos siurblys oras? Mažesnės kvadratūros patalpose, mažiose namuose dar vienas kaip šildymo sprendimas yra naudojamas oras šilumos siurblys, kuris ne tik tai gali šildyti namus, bet ir tuo pačiu ir vėsinti. Taip pat kaip kurie įrenginiai neturi oro valymo funkciją, kur tarsi nuo žiedadulkių, nuo alergenų gali išvalyti. Tai šis sprendimas ganėtinai populiarus, kada gyvena namuose 1-2 mažai žmonių, patalpos yra nedidelės, mažos kvadratūros, tada taip. Greitas įrengimas, ganėtinai nebrangus, tačiau jisai netinka didelėm patalpom arba tokiam pastoviam nuolatiniam gyvenimui, kur yra daug žmonių. Aišku, oras šilumos siurbliai, jie šildo, vėsina, valo orą, tačiau jie neruošia karšto vandens. Tai atkreipkite į tai dėmesį, kad renkantis kiekvieną šildymo sprendimą labai yra daug niuansų, apie kurios galbūt patys nepagalvojate. Dėl to šildymo sistemų specialistai jums tikrai patars ir padės atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus. Įvertinę šiuolaikiško šildymo įrangos privalumus ir galimybės, turbūt pribręsite sprendimui. Reikia permainų katilinėje. O permainos be abejo kainuoja. Bet tai investicija į jūsų komfortą ir kur kas daugiau laisvo laiko. Maža to, tą investiciją galima išskaidyti į ilgesnį atsiskaitimo terminą. Tiesiog nutinka gyvenimas, ir sugenda. Sugenda dabartinis šilumos siurblys, ar sugalvoja, kad reikia pasikeisti iš kažkokio granulinio katilo į išmanesnį įrenginį ir vėlgi, tai tuomet, kai nutinka neplanuoti tokie darbai arba sustoja šildymo sistema, tai tuomet žmonės nebūna sukaupę tos pagalvės, kurią iš karto galėtų imti ir mokėti. Ir tai irgi vėlgi, tuomet bankas yra tas įrankis, kurio pagalba klientai išskaido savo šitos mokėjimus į jiem patogius terminus ir sumas. Pagrindiniai reikalavimai arba sąlygos klientui, kuris nori už prekes mokėti dalimis, tai yra, jisai turi būti pilnametis ir turėti ne mažiau negu 4 mėnesių tvarias pajamas. Tai turint tokius minimalius reikalavimus, faktas tai turi būti arba Lietuvos gyventojas, arba nuolat gyvenimo leidimą turi turėti Lietuvoje.
ir tuomet gali apeliuoti dėl galimybės išsimokėti dalimis. Kalendorinė žiema jau baigėsi, tačiau tik formaliai, juk visi suprantame, kad šilumos reikės ir ateinantį šildymo sezoną. Tad dabar pats metas pasidomėti, o kaipgi šildysimės kitą metą.